Būrimasis į bendruomenės, bendruomeniškumas tai galimybė kiekvienam panaudoti savo sugebėjimus, patirtį, įgauti naujų žinių, susirasti draugų ir keisti savo gyvenimo kokybę bei aplinką. 2012 metais Kelmės rajone veikia, kuria, gyvuoja 40 bendruomenių. Maironių kaimo bendruomenės nariai vasario pabaigoje susirinkę būrin kalbėjo apie bendruomenės nuveiktus darbus, rinko naują bendruomenės tarybą pirmininką. Bendruomenė gyvuoja nuo 2004-ųjų, šiuo metu ji vienyje per 70 narių. Susirinkę būrin bendruomenės nariai pasidžiaugė nuveiktais darbais. Jau nuo senų laikų Maironių krašto vaikai ir jaunimas garsėja aktyvia sportinė veikla, todėl bendruomenė kasmet organizuoja tradicinę sporto šventę, kartu su kaimyninė Laugalio kaimo bendruomenė rengia bendras šventes, tvarko gražina aplinką. Bendroje talkoje sutvarkyti Maironių švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios, statytos 1782 metais ir pasižyminčios savo liaudiškų formų architektūra parapijos namai, kuriuose įrengta šarvojimo salė tarnaujanti bendruomenės poreikiams. Maironių kaimo bendruomenės pirmininkas Albertas Brazas pasakoja, jog bendruomenė visada džiaugiasi ir didžiuojasi Dubysos atkarpa, kuri vingiuoja per bendruomenės teritoriją. Kartą metuose prie Dubysos esančiose motokroso trasose bendruomenė kartu su Tytuvėnų Spachnum motokroso sporto klubu rengia motokroso rungtynes. Maironių kaimo pakraštyje prie pat kelio vedančio iš Kelmės į Tytuvėnus Dubysos slėnyje stovi raudono mūro koplyčia, nekartą statyta ir perstatyta, garsi koplytėlėje esančių akmenių, ant kurio matomos kūdikėlio Jėzaus akmenin įspaustos pėdutės. Maironių koplyčią garsina ir netoliese esantis šaltinis, kurio vandeniu akis žaizdas skaudančias vietas šlakstė ir šlaksto ne vienas pakeleivis. Sako, jog stebuklai čia prasidėjo dar tais laikais, kaip vienas aklas kareivis iš rekrūtų ėjęs namo ir sustojęs pailsėti užmigo. O užmigęs susapnavė sapną, kuriame mergelė Marija liepusi susirasti prie Dubysos esantį stebuklingą akmenį ir šaltinį, jo vandeniu mazgoti akis, kol praregėsias. Nuo to laiko ėmė plūsti čia žmonės, o Maironių koplytėlėje jau eilę metų rengiami sekminių atlaidai. Bendruomenė mus jungia ir buria naujoms idėjoms, naujiems darbams. Mums visiems visados reikia turėti ne tik savo aš, bet taip pat ir savo mes, sako maironiškiai.